Ar tu strigęs gyvenime? Ar tavo savivertė trapi? Ar tau sunku megzti intymius santykius? Ar tu negauni pist? Seni, o gal tu tiesiog per geras? Aš taip noriu, kad mane mėgtum. Negaliu sustot. Labukas. Aš esu Antanas, esu psichologas. Psichologas, paaiškinčiais, nepistų man protą. Ir aš įsitikinęs, kad mes, vyrai, 21 amžiuje susidurėme su visai nemažai iššūkių. Seni, tu gal boba? Per pastarąjį 100 metų labai keitėsi lyčių vaidmenis. Moteris išsikovojo vis daugiau teisių ir laisvių, o vyrų tradicinis patriarchalinis vaidmuo buvo vis labiau kritikuojamas. Kas yra? Boba. Ir iš tikro, buvo už ką jį kritikuoti. Atsirado tokia sąvoka kaip toksiškas vyriškumas. Jo bandoma apibrėžti elgesį, kuris yra žalingas visų pirma moteriams, tačiau iš tikrųjų ir patiems vyrams bei visuomeniai. Bet kai atsirado ta sąvoka, vyrai neturėjo aiškaus pavyzdžio pozityvaus, o tai kokiu man vyru būti. Ir jie tada yra pasimetę. Ir iš to pasimetimo jie tiesiog visaip kaip stengiasi būti netoksiški. Tad pakalbėkime šiandien apie tuos vyrus. Apie tuos bandančius būti netoksiškais. Tokių vyrų yra daug. Yra netgi terminas nice guy syndrome. Mielo vyruko sindromas. Palauk, Antanai. Kam iš viso apie tai kalbėti? Ar tikrai čia kažkas blogo, kad vyrai bando būti mieli, bet nesmurtauti ir nepriekabiauti ir nesudaryti sunkumų moterims? Aš kalbu apie tokį mielumą, gerumą, kuris yra nenuoširdus. Pagauti nice guy sindromo vyrai galvoja, kad tik labai saviribodami, tik stengdamėsi kitų neapkrauti savo poreikiais. Mainais jie gaus meilę, sekso, pripažinimo ir artumo. Žinau, nes aš pats buvau pasimovęs ant šito mielo vyruko spastų. Mokykloje kelis metus buvau įsimylėjęs vieną klasiokę. Ir aišku, bijojau jai tiesiai tai parodyti. Tai vietoj to bandžiau būti labai geras toks draugelis. Paslaugus, išklausantis. Ir tikėtis, kad kažkada jį tiesiog, kaip per filmus, taip suvoks, koks aš afigienas, atsisuks ir Antanai, tu toks nuostabus, ir tada tiesiog ims ir pabučiuos mane. Taip neįvyko. Simona, kodėl tu manęs taip ir nepabučiavai? Ašgi toks geras tau buvau. Kaip ir daug kitų vyrų, aš pasimoviau ant mito, kad jei tik aš būsiu paklusnus, geras berniukas, kuris nieku gyvų nerodo savo seksualumą, slepia savo poreikius ir vietoj to bando pasirūpinti moterimi ir jos poreikiais. Mainais iš jos aš tikėjausi, kad gausiu meilės, sekso ir visiems visąlaik patiksiu. O jei negausiu, tai reiškia, kad aš dar nepakankamai geras, aš nepakankamai stengiuosi. Ir čia šiaip tai ne tik, kad kažkokio bučinio aš negavau. Aš per gyvenimą kelis kartus rimtai apie savižudybę svarsčiau. Ir suklaidinti nice guys mito mūsų daug vyrų nusižudo. Išsižadėdami savęs vardan kitų, mes išgyvename skaudžią vienatvę, paskui pykstame ant viso pasaulio ir galiausiai ant savęs. Ir aš nenoriu, kad tai būtų. Ir žinau, kad gali būti kitaip. Man labai pikta, kad Lietuvoje mes neturime tikro lytinio švietimo. Ir kol jo neturime, aš noriu, kaip man gaunasi, padėti vyrams susigaudyti, kaip čia megzti tuos santykius ir kaip čia patenkinti tuos savo poreikius. Aš žinau, ką reiškia būti vienišam, jaustis menkesniu už kitus, žinau, ką reiškia patikėti Hollywoodo romantinėm istorijom ir nusivilti, žinau, ką reiškia stengtis būti tuo nice guy ir tada tiesiog pamatyti, kad tai neveikia. Ok, let's go. Tai kada tu jau esi tas nice guy? Jeigu tu rūpinėsi kitais tam, kad mainais kažką gautum. Užnešti pianiną? Dabar? Aš čia biškį video filmuoju. Gerai, atsiprašau, jo. Hebra, Neigi savo poreikius. Bandai patenkinti kito poreikius. Nieko tokio, kad aš čia tiek daug kalbu. Netrukdo? Biškį nuobodu. Ai, okei. Aš pasistengsiu geriau. Jeigu tu sieki pritarimo bet kokią kainą, esi perdėtai pozityvus, pataikaujantis, lipšnus. Pagalvoj, kad tu durnas. ačiū iš tikrųjų tau už tai, kad tu konstruktyviai. Man svarbu tai girdėt. Tai prašom, durnium. Vengi konfliktų, nemoki parodyti pykčio, bijai nepatikti.
Tai čia išoriškai taip galima pastebėti tą nice guy. O ką jaučia viduj tas žmogus? Kas vyksta po tą nice guy kaukę? Jis turi trapę savivertę, gėdijasi savo vyriškumo, jaučiasi nepatogiai tarp kitų vyrų, nemoka pasirūpinti savimi, nemoka paprašyti pagalbos, neturi savo stuburą, jiems sunku pasakyti ne. Jie jaučiasi strigę gyvenime, nedrįsta siekti savo svajonių. Sunku megzti intymius santykius. Jie apskritai jaučiasi labai nesaugiai santykiuose. Ir aišku, jie turi įvairių seksualinių problemų. Pilna gėdos, kaltės, baimių, susivaržymo, nestovi ten kas nors. Na, o tai ką daryti tiems iš mūsų, kurie nori išsivaduoti iš toksiškos gėdos ir nice guy sindromo? Padaryk savo poreikius svarbiausiais. Rūpinkis pats savo poreikiais, seni. Tavo poreikiai yra svarbus. Mes kiekvieną savo viduje nešiojamės tą mažą berniuką, kurio buvome, kai buvome maži. Aš, pavyzdžiui, vis dar turiu tą Antanuką. Ir kiekvieno mūsų tikslas yra išmokti būti pačiu geriausiu tėčiu ir mama tam savo vaikui viduje. Jokia mama realybė ir jokia mergina ar partneris išoriai tų tavo poreikių neatspės ir jais už tave nepasirūpins. Tu turi visų pirma juos išgirsti, suprasti, rūpintis ir jeigu reikia paprašyti pagalbos. Eik į terapiją, jeigu reikia. Iškeliauk kur nors vienas, kur tavęs neblaškytų kiti žmonės su savo poreikiais ir mokykis klausytis savęs. Mokykis save atjausti ir palaikyti. Būk nuoširdus. Mokykis būti nuoširdžiu. Nemeluok savo ir kitiems. Nusiminėk kaukės. Tikrai įmanoma būti ir nuoširdžiam, ir neskaudinti kito. Netiki? Pasidomėk empatišku bendravimu. Kasdien švelniai rizikuok. Leisk savo kasdien gauti bent vieną atstumimą, kad bent iš vieno žmogaus išgirstum ne. Taip tu pamatysi, kad tu gali aiškiai garsinti tai, ko tu nori. Ir net jeigu kitas ar kita tau pasako ne, tu gali tai išgyventi. Ieškok tave įkvepiančių vyrų. Turi internetą? Pagooglink vyrus, kurių vertybės tau patinka ir jie tau yra autoritetai. Pafollowink juos. Ieškok vyrų draugų, su kuriais galėtum pakalbėti ne vien apie kašį, o ir apie baimės, gėdą, nesėkmes. Paverkti su jais. Tu vertas tokių draugų. Apie mielo vyruko sindromą plačiau labai rekomenduoju pasiskaityti Robert Glover knygoj No More Mr. Nice Guy. Tai ten tu rasi labai daug fainos informacijos. Taip pat gali ateiti pasikonsultuoti pas mane arba sudalyvauti viename iš mano vedamų seminarų. Tenais mes mokomės, kaip drąsiai nepatikti, kaip susidraugauti savo gėdą, kaip mylėti save ir kaip paprašyti to, ko norim. Man labai svarbu apie tai kalbėti. Ir aš visaip kaip mokėjau, galiausiai padėjau savo, kad būčiau laimingas. Ir aš matau, kad ir kitiems padeda tas atpažinimas šito nice guy sindromo ir vadavimasis iš jo. Aš pamenu, kai dar prieš kokius 7-8 metus jaučiausi labai vienišas, pasimetęs, strigęs ir tikrai man atrodė, kad aš toks vienas, kad aš pasimetęs, kad aš esu kažkoks kitoks, brokuotas. Ir dabar aš žinau, kad mūsų yra daug. Ir dabar turbūt kas nors pažiūri šitą video ir lygiai taip pat, kaip ir aš tada jaučiasi visiškai vienas. Tai aš nenoriu, kad tai būtų. Mūsų yra daug. Pradėkim kalbėti. Pradėkim padėti vieni kitiem. Burkimės. Ar patiko? Ar buvo naudinga? O davai duok babkių, nes jeigu nebus babkių, nebus ir Antanas su savo video. Remk nebegėdą, mes norim rimtus dalykus čia padaryti, norim padėti visiems turėti didesnę laisvę ir labiau džiaugti savo gyvenimu, savo kūnais ir santykiais. Tad prisidėk prie mūsų, tap mūsų Patreon.